Labadiena. Aš esu ponas Tvarka. Prisistatykite ir papasakokite, kokios jūsų galios. Aš esu vandenis. Aš valdau vandenį. O, įspūdinga. Galite pademonstruoti? Bet spėju, tai tik maža dalis jūsų galių. Maža dalis? O tai jums ką, to neužtenka? Šiek dar žinot žmonių, kurie pirštais gamina vandenį. A? Sakykite, kaip jūs sugalvojote įsteigti Lietuvos superdidvyrių asociaciją? Taip, mane dažnai to klausia. Matote, užsienyje superdidvyriai jau seniai nebėra naujiena. Tie drąsūs kostiumuoti žmonės kovoja prieš nusikaltėlius, superblogiečius. Pas mus to dar dėja nėra. Mūsų žmonės vis dar bijo vilktis kostiumą ir kovoti su blogo jėgomis. O ką pasakys šeima, draugai, kaimynai galų gale? Jaučiamas susikaustymas. Aš supratau, jog reikia stimulo. Kokias galias turintys žmonės galėtų būti priimti į jūsų asociaciją? Taisyklių nėra ir negali būti. Tinka bet kokie sugebėjimai ar galios. Jūsų vardas ir galios? Aš esu Bezdalas, aš pasivadinau Bezdalu ir aš galiu gadinti orą. Labai smarkiai, netgi mirtinai kartais. Kad ir kaip tai atrodytų keista, bet manau, tai galėtų būti neblogas ginklas, tiesa? Turbūt, bet aš turiu problemą. Nelabai suvaldau aš tų Bezdalų. Oi. Kokios jūsų galios? Na, aš ne šiaip pasivadinau ponu Tvarka. Aš labai tvarkingas. Draugai sako, kad netgi nesveikai tvarkingas, bet aš nepykstu. Tai vienaip ar kitaip supergalia. Na, be viso šito dar turiu rinkinėlį ir klasikinių supergalių. Supergreitis, superjėga, gebėjimas skraidyti. Gal šyptelėjot, abejojat. Juk jūs nebijot, kad aš moku skraidyti? Nebijot, taip? Ar reikalingi kovos įgūdžiai? Taip. Kovos įgūdžiai svarbus. Žinoma, ypatingos savybės labai gerai. Bet vis dėlto kiekvienas superherojus turėtų mokėti kautis. Mūsų veikla to reikalauja. Aš ketuinis. Jūsų sugebėjimai? Aš galiu bet ką sumušti. Bet ką? Įdomu. Asistentė.
Prašom, sumuškit mano asistentę. Taigi jūs vis dėlto negalite bet ko sumušti. Moterų nemuša. Gal dar ko nors nemušat? Invalidų, vaikų, senyvų žmonių, mažumų, socialinių, tautinių, seksualinių. Dar niekad nemuščiau taksistą ir kareivę, valytojų nemušu ir paštininkų, pardavėjų, daktarų, studentų. Aišku, o mane, pavyzdžiui, galėtumėt sumušt? Ne? Kodėlgi? Pidar nemuša. Kiek norinčiųjų įstoti vidutiniškai apsilanko per dieną? Įvairiai būna. Kartais ateina 1, o kartais 10. Bet per dieną 1 visada ateina. Ne visi jie būna tikri superherojai. Didžioji dauguma išvis nebūna superherojai. O ir tie, kurie turi sugebėjimų, ne visą laiką supranta, kad to neužtenka. Na, kad ir pavyzdžiui, pas mane ateina vyrukas ir sako, kad moka labai toli spjaut. Sakau, ką spjaut? Sako, seilės. To neužtenka. Atrinkti, kas gali būti superdidvyriu, o kas ne, nelengva užduotis. Ir labai atsakinga. Bet aš darau viską, kas mano galiose. Dažnai netgi viršiju jas. Ir aš tikiu, kad mūsų asociacijos, o kartu ir visos Lietuvos, laukia šviesi ateitis. Jūsų vardas ir galios. Juokdarys aš galiu užjuokinti. Iki nukritimo, iki nualpimo, iki užduosimo, ar šiaip iki apsisiojimo. Demonstruoju. Kiek reikia blondinių įsukti vienai elektros lemputei? 4! Palaukit, galima dar sykį. Man draugas dažnai sako, kad aš super. Ta prasme, tą ir aną darau super. Todėl čianais ir atėjau. Va, pavyzdžiui, praeitą mėnesį pirkau batus, parodau joms, o jos tik tai super. Šią savaitę buvau grožio salone, padarė viską, kaip turi būti. Šukuosena, manikiūrą, pedikiūrą, depiliaciją, tik išeinu, o jos įsižiojusios super. Nu, karočią. Vakar joms pareiškiau, visas mergas. Na šiandien rūpinasi savo figūra.
nieko nebevalgau, o jos tik tais, oho, super. Aš galiu visus užknėti. Man ant visų nusišikt. Aš trauksiu snarglius ir sukūnėsiu rutulius. Nu, rutuliukus, bet nemažai tokius didelius rutuliukus. Štai parodysiu. Sveiki. Vardo aš savo dar nesugalvojau, neapsisprendžiau, nes, matot, aš dar tik palyginus nesenai sužinojau, kad turiu tokį sugebėjimą. Ir koks tai sugebėjimas? Matot, aš atradau žmogaus kūne specialius taškus ir juos paspaudus įvyksta įvairūs efektai. Pavyzdžiui, žmogų gali suparalyžuoti, žmogus gali nualpti, gali net vidurius paleisti. Spėju, kad ir mirtinų taškų yra, bet tų aš nenorėjau ieškoti. Esmė yra tame, kad tuos taškus galiu atrasti tik tai aš ir tik tai man juos paspaudus būna efektas. Oho, ką tu sakai? Jūs netikit? Ne, kodėl? Žinoma, tikiu. Na, pavyzdžiui, tu bestum man kur nors čia. Ir aš pamėlyvočiau ir apsivemčiau, o jeigu aš badyčiau, nieko nebūtų. Kodėl? Žinoma, tikiu. Aš tai galvojau, kad čia rimta asociacija, kur žmonės priimami, kad ir kokios ten galios jų bebūtų, o čia pasirodo tyčiojimas iš jų. Taip, tai pesk man čia. Nebesiu. Kodėl? Visų pirma, todėl, kad čia jokio taško nėra. Jis žemiau. Oi, prašau man atleisti, aš juk nesu toks didysis ponas baksnodas kaip tamsta. Aš paprašysiu liaudės man įžeidinėti. O aš tada paprašysiu. Bakstelėti man tą tašką žemiau. Ar jis jau taip žemai, kad nedrįsi ten kišti rankų? Aš ten nebesiu. Melagis. Gana, aš išeinu. Besk man nagi. Ne. Besk pasakiau. Ne. Besk.